Sveiki visi, besidomintis ezoterika ir prijaučiantis. Esu Edmundas Skirda. Kodėl reikalinga dar viena mokykla Lietuvoje, kurioje atrodo ir taip daug visko yra? Tiesiog, kada žmonės nori mokytis mokykloje, labai sunku surasti tokią mokyklą, kur viskas būtų išdėstyta tiesiog nuosekliai, glaustai ir svarbiausia turėtų ryšį kaip vientisą dėlionę. Tai pasitarę su bendraminčiais ir nutarėme kurti dar vieną mokyklą, kuri taip ir vadinsis Naujo gyvenimo mokykla, nes mes norėtumėm pasidalinti su jumis visu tuo nauja, ką teko surinkti per savo gyvenimą, kas ir mums patiems patinka. Norėčiau pasakyti dar ir tokį dalyką, kad dažnai tiek gydytojai, tiek tai ekstrasensai ir kiti panašus, sakykime, teigia, kad štai aš išgydžiau žmogų. Deja, pasirodo, kad nei ekstrasensai, nei gydytojai žmogus išgydyti negali, jei žmogus šito nenori. Praktiškai gydytojas, ar tai ekstrasensas, ar bioenergetikas, iš tikrųjų jisai yra kaip tas pirmas lašas, kuris galbūt pastumėja žmogų pasukti jį kitų kelių. Jei viskas lieka po senoviai, niekas nesikeičia. Mes norėtume pasidalinti su jumis dar ir tokią informaciją. Žmogus turi savo subtiliuosius kūnus. Mes savo tą pagrindinį kūną fizinį prižiūrim, maudam jį, šukuojam, prausiam, valgydinam, kitaip prižiūrim ir lepinam. O savo kitus subtiliuosius, kurių tiesiog nematom ir apie juos užmiršo pasakyti vidurinėje mokykloje, juos palikam likimo valiai. Taip pat pasirodo reikia prižiūrėti ir tos subtiliuosius, jei norim gyventi geriau, mažiau sirgti, būti geresnės, laimingesnės būsenos. Žmogus turėtų išmokti gyventi iš savo energijos. Ir visi kiti yra tik tai pagalbininkai. Tai turiu omeny, ar tai yra gydytojai, ar bioenergetikai, ekstrasensai, kiti žmonės, kurie jiems padeda. Kiekvienas iš jų, aišku, dirba jūsų atveju kaip treneris. Tai va tokie patys treneriai galim pabūti ir mes, jei jums būtų įdomu išmokti patiems, taip sakant, meškerioti, vietoj to, kad gauti gatavą žuvį. Tiesiog kitos gyvenime išeities nėra.